Ar sakytum savo draugui tai, ką dažnai sakai sau? Savikritika didina nerimą ir mažina pasitikėjimą savimi. Todėl čia yra labai svarbus žodis saviatjauta. Tai gebėjimas būti savo švelniam. Psichologiniai tyrimai rodo, kad atjauta savo, gebėjimas savo atleisti, stiprina psichologinę gerovę, mažina perdegimo riziką ir net gerina veiklos rezultatus. Kai savo kalbame taip, kaip kalbėtume draugui, mūsų smegenys reaguoja pozityviau, o atsparumas nesėkmėms didėja. Saviatjauta tai ne silpnumas, o vidinė stiprybė. Kai kažkas nepavyksta ir sau sakome, atleidžiu ir einame toliau. Taip pat kaip augalui padeda augti vanduo, bet ne peilis. Kurią palaikančią frazę šiandien gali pasakyti sau vietoje kritikos? Prenumeruok, jei manai, kad verta investuoti į save. Ačiū, kad žiūrėjai.